Prie kamulio stoja pirmasis Sūduvos futbolininkas. Ir tai yra Giedrius Jankevičius. Jis pradeda baudinių seriją ir pradeda štai taip. Į dešinį kampą, žinoma, gerai sužaidė ir Saulius Geležiūnas, pritrūko labai nedaug. Atrodo, kad kamuolį Geležiūnas lietė, bet to nepakako. Pagal baudinių seriją rezultatas yra dabar jau 0-1, nes skaičiuokime taip, nes pradėjo svečių komanda. Ir čia dabar jau šansas yra Dainavos futbolininkui Ignui Graževičiui. Jis taip pat neklysta, 1-1. Remigijui Mikalainiui atremti smūgio nepavyko. Ir matysime Lino Ovčinikovo mėginimą. Sūduvos komandos numeris. 1-1 ir Ovčinikovo smūgis netaiklus, nepataiko į vartus Ovčinikovas. Bandė dabar tiesiai į viršutinį vartų kampą, bet smūgis nesėkmingas, taigi lieka 1-1. Triumfavo gerbėjai čia susirinkę. Ir šansas Norvydui Karsokui. Dabar jis mušė vartus. Labai užtikrintai. 2-1 Sūduvos komandos naudai. Kone prie pat virpso dabar smūgiavo Karsokas. Žiūrint iš jo perspektyvos į kairėje pusę, į dešinėje krito Remigijus Mikalainis. Ir Sūduvai dabar jau reikia lyginti ir po to tikėtis arba varžovų malonės, arba Remigijaus Mikalainio stebuklų. Įmušti reikia, žinoma, sūduviškiams dabar. Manau, kad tai supranta tas pats Deimantas Zaveckas, kuris stoja prie 11 metrų žymos. Smūgis ir dar kartą Saulius Geležiūnas. Taigi ir antrojo smūgio nepavyksta realizuoti. Dabar 2-1. Ir komandos mušė po, bent jau 3 kartus dabar mušė Sūduva. Taigi dar vienas mėginimas. Svarbus šis smūgis. Alanas Marčiukaitis. Jeigu įmuša dabar 3-1 ir tada jau klysti nebegali Sūduva. Smūgis yra tikslus. Taigi 3-1 ir Sūduviškių mėginimas. Vartininkas Remigijus Mikalainis dabar muš 11 metrų baudinį. Taigi jeigu Mikalainis klysta, tokiu atveju viskas baigta. Jeigu įmuša varžovai, tada viskas baigta. Na, dabar net nesujudėjo Saulius Geležiūnas. 3-2. Ir dabar, jeigu įmuš 10 Dainavos komandos numeris, tai yra Augustas Trinkūnas. Tokiu atveju taškas keliauja į Dainavos kraitį. Remigijui Mikalainiui dabar jau reikia ne tik įmušti, kaip prieš tai padarė realizuodamas baudinį. Dabar jau reikia ir atremti. Taigi Augustas Trinkūnas deda paskutinį tašką. Taigi 2 taškai atitenka Dainavos ekipai. Sveikinimai su tuo, sveikinimai Marijampolės Sūduvai su tašku. Tai irgi šiandien nėra blogai. Buvo ir vienai, ir kitai komandai progų. Gana gražios rungtynės, nors šiandien įvarčių nepelnyta, bet pamatėme baudinių seriją. Ačiū.